Kokia tu čia blūdį įsigreibė? Taigi, matai, pati supranti, šiais laikais labai neramu viskas. Kas pensiją žada mėnesių vėluoti. Sakė tie, kad turi 3 hektarus žemės, tai visai nebeduos pensijų. O eik tu. Nu, taip sakant, darbelis nelabai gal prestižinis, bet va viską, tai kas garantuota. Žiūrėk, Janė, a tai ką tu tokio neprestižiniai vietai dabar teritorijų? Sakė, prieš šeimą girdėjau. 2 moka. Tai 2 moka, bet darbą 4, gal ir 6. Tai žinai, dabar ten, kai šita ekonomika situacija labai nestabili. Taip. Taigi palapinių, kiek pristatyta, kol aplink visos apgrėbsta, kiek darbą. O dar į blogės gyvenimas, tai žada iš vis kempingų statyti. Tai va, Kaminskė nepasakoja. O dabar dažnai Seimi vien tik kregždutės lizdų susisūkė. Teisybė. O šiais laikais, žinai, kaip jas apsišykė. Taigi šluok nešlavis neišluosi. Nebeišvalysi, teisybė. Klausyk, iš kurgi tu trauki dabar? Pasakė, taigi aš irgi nešnauziu. Patrauk biškį. Valduką gimtadienį vyriausia gaspadinė šiaip artei. Nu, pasamdė iš gyvena pradžių samda. Bet šįmet baisiai nusivyliau. Mums jau būdavo ruošia didžiausius bolius, svečių privažiuoja moteris su suknelam, vyrai su kostiumu. Šįmet nei karstų, nei silkės, nei mišrainių nieko nedavė. Baisiai silpnai, supranti, ir chebras nedaug buvo. Tik tai 2 seniečiai tokie. O te amerikonai gal? Rusiukas ir lenkiotė buvo atvažiavę. Bet baisiai prastas dovanas atvežė. Vienas kokį tik rustuotų gaublį tik tai, o kita tai išvis knygelai tokių kažkokiu apie atadų. Baisiai Valdukas nušminės baisiai. Aš šitą žiek draugelis, muzikontas buvo šiemet. Ui, tu kurgi jis tau bus? Nebuvo. Iš vis nebuvo, boli. Sakė, kaip turėjo savo tų laivelį, tai baisiai dabar papuola iš didelio nudron, taip siubuoja, nebežina, ką daryti. Sakė, anas tik tai kapitonus dabar tik keičia. Bet tai, kad jie įgula baigė išsilakstyti, va. Va, kaip. Žiūrėk, Aha. Kas? Zoja. Negali būti. Ой, мама, шикудам. Ой, мама, шикудам. Tai kokį čia dabar keikės, kaip Kapickienė per televizorių. O jeigu norit, tai kur skrumą ir daryk čia. Visų pirma, ne kaip Kapickienė, kaip Čereškienė. Ir eik pat ir daryk už krūmą, jeigu negyvuojat Lietuvos pulsi. Kad labai Zoja pasakysiu dabar, Lietuvos pulsas padažnėja. Nebespėjam orą gaudyti. Geriau sakyk, kur vaikštai taip įsipūščiusia. Jau Antanas gal iš Nijolę saloną jau pušfundėja. Ne iš Nijolę saloną, a iš Birutės mėgamąją. Viskų pradėsiu nuo pradžių. Nu, sakyk, įdomu. Klausykit, pareinu anų dieną, ir girdžiu lygiai tu pat, kur jūs. Oi, mama, šikudam. Oi, mama, šikudam. Tik už toliau. Galvoju, anukas nori bricą su šitais gišeik, žinai. Aha. Prasiveria duris, man bilietuką šmaukš tik tai. Saka, eik pabūt koncertan. Ką čia? Kaken, rusų superžvaigždas. Tai šitą Primakova? Eik tu Primakova. Alačkas Kadra, Kirkorov. Filipan. Neugi. Tai pasaka, ku matei pasaką? Ku mačiau, nieko nemačiau. Nu, čia dabar. Supranti, nuvėjau, a sporto rūmas tai nušvilkt reikia. Nu. Reikia. A kailiniukai tai skolinti. Tai var prasaugojau ant kalidarius. Bet žmonės sakė, labai baisiai geras koncertas. Manau, nedarmai prasaugojau. Va, skribeliukas yra. Susiveikiau. Tai dėl tą veikėją žiūri įstikę lagį. A tu čia kur su grebliu maskatuoji? Jau dirbu, nugyva, gatvės tvarkau, jom. Visų šventųjų gatvių valai, ei. Kokio? Šventųjų. Tik visų. Tik palauk, taigi man reikia kudirkas gatvės šluoti. Tik palauk, kur mes čia dabar randamės, kokiai čia vietoje, ha? Kultivėje plaboma, dabar na savo valdžias, tai jai bus šikudam. Oi, mama, šikadam. Oi, mama, šikadam. Oi, mama, šikadam.